Sveikinu jūs visus moksleivius, studentus, jų tėvus, visą šalies pedagoginę ir akademinę bendruomenę su rugsėjo 1-ąją. Naujų mokslo metų pradžia. Tai šventė, kurią švenčia daugelis Lietuvos gyventojų, mokslininkų, pedagogų, studentų, moksleivių, jų šeimos narių. Kiekvienas turime suprasti, ko ateiname į žinių šventovę, kad tai įprasmintų mūsų buvimą tiek asmeninėme, tiek visuomeninėme gyvenime. Akivaizdu, jog sėkminga mokymo įstaigų veikla lemia šalies mokslo, ekonomikos lygį, jos politinį bei kultūros vystymąsi. Šiandien didelį susirūpinimą kelia jaunimo emigracija, aukštojo mokslo siekimas užsienio šalise. Tokį absolventų apsisprendimą lemia pigesnės studijos, geresnė studijų kokybė, pasaulyje pripažįstamas diplomas bei geresnės galimybės įsidarbinti baigus studijas. Sprendžiant gabaus jaunimo pritraukimo į regionus problemas, trūksta ir savivaldybių iniciatyvos. Reikia ieškoti sprendimų, kaip pritraukti jaunus specialistus bei išlaikyti reikiamą kvalifikuotų asmenų pasiskirstymą šalyje. Todėl privalu kuo skubiau numatyti realias priemonės, galinčias padėti susigrąžinti gabius asmenis atgal į Lietuvą. Tad šią mokslo ir žinių dieną visiems moksleiviams ir studentams linkiu nestokoti atkaklumo, visur ir visada siekti tik aukščiausios kokybės. O visiems pedagogams ir dėstytojams linkiu savo asmeninių pavyzdžių ugdyti intelektualius ir dvasingus Lietuvos piliečius, kurie netolimoje ateityje dirbs visuomenės ir valstybės labui. Tad būkite aktyvūs, kritiški ir patriotiški mūsų šalies atžvilgiu. Su rugsėjo 1-ąja.